Slabotke. Taigi jau su jumis šį vakarą MC Slobodas. Ir repas apie vazoną. Dėl to, kad kaip žinia, rajonuose, tipo kaip Slabotke, visą laiką tarp rajonskų įvyksta, labai rimti reikalai. Taigi šiandien mes parepuosime apie labai rimtą reikalą. Ait, kuris įvyko dėl vazono. Check it out, kur jūsų rankos. Rankas į viršų! Wow! Keliam kumštį į viršų! Duokit bitą garsiau, jau! Duokit bitą garsiau! Galima dar garsiau bitą! Martynas sveikas, kaip tu gyveni, ko į mane tu taip žiūri. Jau, čia mūsų rajonas, su manim aš ir mano draugas, ponas Martynas. Jis jaučia bitą ir daro judesi dar nematytą. Martynas ir aš gyvenam rajone, jis vadinasi Slabotke. Slabotke įvyksta daug įdomių dalykų, bet dėl jų ant mūsų niekas dar nesupyko. Mes Kadenskiai iš Slabotkės, vyruti, išgerki vodkas, bet ne, o vodka gerti jau nebemadinga. Dabar įmadinga būt raumeningam. Slabotke mes gyvename kartu. Martynai, dabar pavaryk tu. Sėdėjau aš podjezde Slabotkės rajone vieną vakarą. Matau, eina du gesai į gatvę. Sakau, hey, what's up? What niggas? Come here! Du marozai priėjo šalia. Aš sakau, iš kairės ar iš dešinės. Jie sako, išsitraukė peiliuką tau virš kulkšnės ar įpjaut, ar įdurt. Aš sakau, eik tu po velnių, išeik įsidurt. Mano draugas elgiasi keistai, apie tai jau kalba visi draugai. Kartais jis būna labai agresyvus ir dėl to gąsdina netgi draugus. Bet jisai turi labai slaptą hobį, kurį jisai saugo kaip kokį lobį. Tai yra slaptas užsiėmimas. Jis tai daro, kada vyksta saulės užtemimas. Taigi mūsų ponas, mūsų draugelis yra ne šiaip savo, jisai kaip drugelis pasidaro labai lipšnus ir be galo trapus jau. Taigi tai yra Martynas, ne šimsų ponas, jo kambarys stovi vazonas. Ten jisai augina gėlelę ir puoselė jos kiekvieną lastelę. Martynai, ar tu esi floristas? Tai be abejo nesvarbu, kad tėvas floristas. Martynas augina gėlelės. Ir jisai sako, na ir kas jau? Istorija tęsiasi toliau, štai taip, du bičiai stovėjo šiek tiek atokiau. Aš sakau, tu palauk čia, aš nueisiu tojau ir vazonas jau rankoje. Kliau! Į turėklą sudaužiau šūkę rankoje. Sakau, ateini čia, kuris pirmas po kairę ar po dešinę. Tada staiga įvyko pasikeitimas ir Martynui atėjo nušvitimas. Šūkės jis naudot nebenorėjo, jam iš karto akise prašviesėjo. Jis paėmė savo gėlelę ir ištiesė ją savo grakščią rankelį. Padavė vienam iš mušeiko ir mušeika iškart pradėjo šokti breiką. Taigi draugai, jeigu jūs turite gėlių, dovanokite visiems, aš jūs myliu. Kaip mano draugas, ponas Martynas, jisai buvo tikrai stiprus vyras, bet tapo labai švelnus ir nustebino visus aplinkui banditus. Taigi, jeigu turite tokį draugelį, palinkėkit, kad jisai augintų gėlelę. Visiems taiko. Peace! Word up!